Tai sveiki visi, noriu papasakoti, kaip aš šiemet ieškojau 7 pagal dydį Lietuvos akmens. 7 pagal dydį Lietuvos akmenį. Tai akmuo, kuris vadinasi Daubos kūlis, arba kitaip jis dar vadinamas Naujosios įpilties akmuo. Tai dar namuose planavau žygį. Kaip aš tą akmenį atrasiu, kaip nuvyksiu, tuo pačiu ir aplankysiu kitus objektus. Tai trumpai ir greitai iš Šiaulių atvažiavau traukiniu iki Kretingos, iš Kretingos važiavau autobusu iki Mosėdžio, o iš ten jau pėsčiomis keliavau iki Kalvių kaimo Daukanto gimtinės, tada iki Lenkimų, nuo ten iki Jodeikių kaimo, nuo Jodeikių kaimo atėjau iki Naujosios įpilties bažnyčios, kuri yra ant Alkos kaimo. Tai namuose aš buvau pasižiūrėjęs, kaip nueiti iki to Daubos kūlio akmens. Iki jo nueiti nėra jokio takelio, nėra jokių nuorodų. Kad žinotum, atėjęs į tą vietą ir tave nukreiptų iki to akmens, tai jau turėjai gerai namuose pasiruošti. Iki to akmens galima nueiti kaip ir dviem keliais, tai arba eiti nuo Alkos kalno, ant kurio yra ta Naujosios įpilties koplyčia, eiti šiek tiek keliuku ir nuo keliuko pasukti į dešinę laukais ir eiti iki to akmens, kuris yra prie įpilties berods upelio. Arba eiti iš pietų pusės link akmens, tai eiti iš Senosios įpilties kaimo vieškeliu ir tada iki vienintelės sodybos, kuri yra netoli upelio. Bet pro žmonių kiemą kaip ir nesinorėjo eiti, tiesiog aš kaip keliauju, mėgstu ateiti vienu keliu ir nuo akmens, sakykime, jau eiti toliau kitų kelių, o ne nueiti ir pareiti to pačiu keliu. Tai kai žiūrėjau namus į žemėlapį, atrodė, ten taip pavaizduota, kad akmuo yra miškingoje vietoje prie upelio. Tai kaip ir nežinojau, ar jis ten bus kokia pelkė toj vietoje, ar krūmais tas akmuo apaugęs, ar kaip. Bet viskas išėjo visai neblogai. Aš kaip ir sakiau, atėjau iki Alkos kalno, tada ėjau vieškeliu gal kokius 300-400 metrų, tada ėjau lauku, o tam lauke buvo toksai kaip ir lauko keliukas, matyt, vietinių traktorių, vietinių ūkininkų pravažinėtas. Ir to keliuko ėjau link akmens, o aplinkui ten lauko tokį medžių grupė auga, tai ėjau lauku to laukų keliuku, kol tas laukas pradėjo lauko šlaitas žemėti link upelio ir ten šlaito apačioje matėsi tas akmuo. Tas akmuo yra, kad ir didelis, bet jis nėra aukštas nuo žemės paviršiaus, išlindęs tik apie metrą, bet toksai platus kaip stalas. Tai pamatęs tą akmenį nusileidau link jo, aišku, jį apžiūrėjau gerai, nufotografavau iš visų pusių, pafilmavau ir nuo to akmens tada per tokius brūzgynus, ten dilgelynai visokie, nusileidau prie upelio, kuris ten pat teka, čia pat to akmens. Ir tada galvojau, kaip tą upelį dar tam pavyks perbristi. Upelis nėra platus, apie 2 metrų pločio, bet toj vietoj, kur aš priėjau prie upelio, buvo privirtę medžių. Nemažų, tai per tos medžių kamienus aš perėjau kitą pusę, o ten vėl status šlaitas link tos sodybos, kur sakiau, kad galima iš kitos pusės ateiti.
O tas šlaitas apaugęs dilgelynais kokių 2 metrų, nu bet aš prasibroviau per tos dilgelynus, įkopiau kalną ir išlindau tiesiai prieš tą sodybą vienintelę, prie to upelio esančią. Kažkaip žmonės tos sodybos mane pamatė ir šunys loja. Tai jie leido man pro savo kiemą praeiti, to šunys jie pasaugoja. Jie suprato, sako, turbūt nuo to akmens einat, nu taip sakau. Tai o pro jų kiemą, daugiau vieškelių, vėl atėjau į Senosios Impilties kaimą ir ten nuėjau apžiūrėti piliakalnį. Tai va toksai, gal kam įdomu bus, kaip tą Daubos kūlio akmenį aplankyti. Nu, teks eiti per lauką, arba jei norėsit iš pietų pusės eiti pro tą sodybą, nu aišku, pro žmonių kiemą nemalonu eiti, gal ir jiems nelabai patiktų, tai siūlyčiau eiti, apeiti tą sodybą, eiti lauku, bet ten teks, sakau, brautis pro dilgėles, jeigu vasarą eiti, tada perbristi ar peršokti upelį ir tada jau ieškoti akmens. Geresnis variantas būtų eiti iš šiaurinės akmens pusės ir jeigu nenorite eiti per sodybą, per upelį bristi, tai tiesiog aplankyti akmenį ir tuo pačiu lauku grįžti į vieškelį. Tai va, šiais metais aplankytas 7. pagal dydį Lietuvos akmuo Daubos kūlis. Gali būti, kad tas akmuo yra vienas iš sudėtingiausių atrandamų akmenų, nes nėra iki jo jokio privažiavimo, jokio keliuko. Tai va, prieisim dabar čia iš to keliuko. Painam šitą upelį kažkokį tai alkupį. Tada eisim laukų palei viską iki to akmens. Kaip tas laukas atrodys, tai mes tai pamatysim. Galim pasidžiaugti, nes yra kažkoks keliukas šitam lauke link to akmens, bet čia gali būti, kad jis greitai baigsis. Jis turėtų eiti ten tiesiai teko upelis. Prie to upelio maždaug va ten tiesiai vėjo malūnas. Ten turėtų būti tas akmuo. Aš manau, kad jį rasim tikrai. Čia nėra tokia jokie dilgelynai, ganyklos. Namie, kai žiūrėjau šitą žemėlapį, galvojau, kad bus blogiau, reikės eiti palei šitą kraštą, čia per pievą, neaišku per ką, nes žemėlapį nėra, aišku, čia pieva ar ganyklos ir kas, bet pasirodo, galvoju, čia dabar yra takelis aptropjautas, nes kažkur važiuoja ūkininkai. Kiek tas takelis ves, tai tik ir eisim, bet jis veda link akmenio. Nu, dabar čia yra užtvara, kad privati zona turbūt. Tai ką, radau tą akmenį, nes čia taip apleista tokia aikštelė neapaugus. Jeigu būtų čia apaugę, tai nerastume tikrai. O tas akmuo, jis nėra aukštas, jis yra didelis. Kaip ir daugmaž tiksliai buvo pažymėta ta vieta. Jie atras 7. pagal dydį Lietuvos akmuo. Man lieka atrasti dar 3 pagal dydį iš 10-ko 3. 3 lieka atrasti akmenys. Šiemet atradau 3 akmenį. Tai atradau vos gėlų akmenį prie Ukmergės. Tiksliau, ne prie Ukmergės, prie Anykščių berods. Ir moka prie Ukmergės. O šitas yra prie... Šitas yra Skuodo rajonas. Tai tas akmuo. Jis nėra aukštas, bet jis didžiulis. Ar kiek jisai po žemėje? O kur akmuo? Lentelė.
Visą aikštelę tokį. Fuu. Nebuvo taip sunku, bet o kur atminimo lentelė, kur kažkokie, kad, ai va, ten kažkas yra surūdyje. Ta lentelė. Tai šitas akmuo, dėl ko šiandien keliavau, tai vadinasi akmuo Daubos kūlis, kurio aukštis beveik 1,5 metro, ilgis beveik 9 metrai, plotis 6,5 metrų. Blynas toks. Ir aš turėjau ateiti ten lauku, nusileis nuo to kalno. Vos matė šitas akmuo. Dabar kažkaip bandysim kirsti tą upelį, išeiti vieškeliu į lauką į Senosios Impilties kaimą. Sako, kad prie to akmens vaidenasi šmėklos. Baugu čia naktį. Dabar dar vienas iššūkis nuo to akmens. Čia perlipt tą upelį. Čia įmanoma gal. Jaučiu, kad čia reikės taip užsvirknės 2 metrus. Dilgelių masažas, tai gal aš nelabai dabar noriu. Turim prieiti upelį, kuris nėra baisus. Aš čia ilgi užtrukau apsivildamas. Striukė. Kažkokia košė. Truputį nustebino, bet čia yra panašu bebrų darbas, tai kad tą bebrų darbą mes ir Čia Senosios Impilties bebrai, tai labai kieti čia yra. Čia belia kaip užtvenkė tą upelį. Čia sausas perlipta. Taip jie čia išbiškite. Liana yra. Kaip kepurė man krenta, aišku. Kaip čia prinės. Pasipėlis. Labai aukštai, čia labai žemau. Dabar čia nesusimatome. Bebrai daro kaip jiem gerai. Mes lipsim. Šiaip ne tą parėjom. Šeimininkė praleido ir šunės nuraminantį. Tai kokie 3 šunės. Pagatai kasti. Saka, eikit per kiemą. Kažkaip nuo to akmens per upelį. Per bluzginus išlindom į jų kiemą, tai saka, eikit per kiemą. Į kojas nesikabinom, tai tas ir gerai.